pradedam mūsų interviu. Sveiki lietuvaičiai, šiandieną kalbiname Mindaugą, kuris atvyko iš Lietuvos prieš keletą mėnesių ir jisai papasakos daugiau apie tai. Ir Mindaugas iš tikrųjų pasižymi tuo, kad yra ryžtingas, atsakingas ir labai greitai užkariavo Australiją. Taigi, pradėkime nuo to, kad kodėl Mindaugai Australija? Visų pirma, tai niekad negalvojau apie Australiją. Niekada. Ta prasme, jeigu pagalvodavau, tai kažkokia tolima šalis tik tais atrodė, bet kad atvažiuoti, gyventi ir panašiai, tai niekad negalvojau apie tai. Bet kodėl taip atsitiko, kad atvažiuoju į Australiją, tai teko prieš Australiją gan nemažai keliauti, gyventi kitose šalyse. Ir paskutinius du metus gyvenau Jungtinėj Karalystėj. Ir bedirbant vieną dieną atėjo naujas darbuotojas į mūsų kompaniją ir pasirodo jisai buvo australas. Ir kažkaip pradėjom bendrauti ir pradėjau domėtis apie tą šalį, apie Australiją, kaip ten viskas yra. Ir gavau daug informacijos labai iš to bendradarbio apie Australiją ir kažkaip supratau, kad noriu aš tenais į tą Australiją. Ir tada pradėjau domėtis, kaip čia papulti tą Australiją. Tai... Taip ir prasidėjo Mindaugo pradžioje Australija. Ir sakyk, kiek laiko čia esi, ką veiki ir koks buvo tavo planas atvažiuoti į Australiją? Aš atvažiavau rugsėjo gale. Tai dabar 4-5 mėnesiai tikriausiai. Pradžioj tai, kai pradėjau planuoti tą kelionę į Australiją, tai galvojau, kad tai užtruks kažkur apie metus laiko visas atvažiavimas, nes galvojau atvažiuoti pagal skilled vizą. Ir tai būtų užtrukę kažkur apie metus laiko, nes būtų reikėję pasiruošti dar IELTS egzaminui. Bet paskui pagalvojau, kad ne, vis dėlto noriu aš greičiau atvažiuoti į šitą šalį. Ir tada pasirinkau studento vizą, per kurią ir buvo pats greičiausias kelias papulti į šitą šalį. Tai toks ir buvo planas atvažiuoti kuo greičiau čionais ir studijuoti anglų kalbą. Tu atvažiavai studijuoti anglų kalbą, pasiruošti IELTS egzaminą ir tuomet aplikuoti skilled vizai. Kaip keitėsi tavo planai ir kas įvyko? Tai toks ir buvo planas, kad atvažiuoti čia studijuoti anglų kalbą nebereikalo, o ta prasme dėl to, kad pasiruošti grynai IELTS egzaminui, tai tos studijos ir buvo pasiruošimas tam egzaminui. Nes aplikuojant kitai vizai, work vizai arba skilled vizai, tai vienas iš reikalingų dalykų tas IELTS egzaminas, be jo net negali aplikuoti vizai. Tai pastudijavau 3 mėnesius anglų kalbą, bet jau po mėnesio laiko studijų jau ėjau laikyti tą IELTS egzaminą. Viskas pasisekė, tik tais pasikeitė planas toks, kad pradžioj aš galvojau aplikuoti skilled vizai, bet aplikavau ne skilled vizai, o work vizai. Tai tame ir planas biškelį pasikeitė. Sakyk, kaip greitai susiradai darbą su galimybė gauti sponsorshipą darbo vizą? Iš tikrųjų, tai kai atvažiavau čia į Australiją, tai neskubėjau ieškotis darbo. Norėjau pailsėti, truputėlį adaptuoti, susipažinti su šalim. Todėl nusprendžiau mėnesį laiko nedirbti. Tiesiog sakau, savo malonumui pasižiūrėti, kaip čia viskas vyksta. Tai mėnesį laiko darbo neieškojau. Ir po mėnesio laiko galvoju, jau gal reiktų pradėti ieškotis darbo. Tai prisimenu, prisėdau prie kompiuterio, atsinaujinau savo CV ir išsiunčiau berods, 2 CV išsiunčiau, bet aš žinojau kažkaip, kad man darbą susirasti nebus problema, kažkaip žinojau, kad tikrai greit gausiu darbo pasiūlymą. Taip jaučiau ir išsiunčiau 2 CV ir per 10 gal minučių gavau iš karto 2 skambučius iš 2 kompanijų su darbo pasiūlymais ir vieną iš jų pasirinkau ir sakau,
ir sėkmingai toliau dirbu su tą kompaniją. Minėjai, kad, ta prasme, padirbėjus 3 savaitės tu gavai pasiūlymą sponsorship. Ar tu galvoji, kad viskas atsitiks taip greitai, ar tavo buvo kiti lūkesčiai? Tai pradžiui tai aš negalvojau pradžiui iš vis kažkaip apie tą sponsorshipą. Galvojau, kad dirbsiu, mokinsiuos anglų kalbą toliau ir stengsiuosi išlaikyti tą IELTS egzaminą ir aplikuoti skilled vizai, nes skilled vizai yra reikalingas skirtingas balas negu work vizai, skilled vizai reikalingas aukštesnis balas anglų kalbos ir tai buvo toks planas, bet kai įsidarbino į tą kompaniją, tai jo, po 3 savaičių darbo, prisimenu, atėjo kompanijos vadovas su manim pasikalbėti ir sako, tu man patinki kaip dirbi, sako, mūsų kompanija yra prestižinė Sidnėjų ir mums labai svarbu yra kokybė, sako, aš matau, tu kokybiškai dirbi ir sako, gal norėtum sponsorship? Ir sakai, tai aišku. Tai aš taip, žinai, galvoju, čia, žinai, kiti žmonės po kelis metus Australijoje ir tų sponsorshipų nesulaukia ir man čia atvažiavus po 3 savaičių, tai sakau, tai jo, kodėlgi ne? Svajonė Australija. Jo, ir sutikau, aišku sutikau. Sakyk, ar taip, kaip įsivaizdavai Australiją ir kokia Australija yra reali? Ta prasme, ar jinai skirtinga nuo tavo susidarytų svajonių prieš atvažiuojant į Australiją, ar jinai geresnė, blogesnė? Aišku, prieš atvažiuojant į Australiją, tai daug žiūrėjau video, kaip studentai gyvena, iš visko, kad čia gamta, prisimenu, sėdėdavau prie kompiuterio, žiūrėdavau YouTube video dienomis ir sakau, atrodė kaip pasaka, atrodo nerealu tenais. Ir atvažiavus čia, kai pamačius viską realiai, supratau, kad ta pasaka iš tikrųjų yra. kad tai ne tik tais video, kai tu žiūri, bet čia yra dar geriau, kai tu viską gali pamatyti realiai savo akimis ir viską patirti. Kaip jautiesi Australijoje? Ar tau patinka žmonės, aplinka, uždarbis, aš nežinau, gal turi kažkokį tai... Gal Australija turi kažkokių tai minusų, nes vis tiek nėra vien tik taip, kad yra vien tik tai pliusai. Jo, minusų turi, vieną minusą turi. Tai aš prisimenu, prieš atvažiuojant čia pas tą australų draugą, klausinėjau apie gyvates, vorus, kaip čia su tais vorais ir gyvatėm. Tai jis man truputėlį papasako apie tos vorus, kad ten visada prieš dėdamasis batus turi pasitikrinti batus, ar nėra prilipę vorų, nes būna atveju, kad įlipa į batus. Taip. Ir kažkaip apie tos vorus ir gyvatės, bet kai atvažiavau į Australiją, man atrodo antrą vakarą nuėjau pavakarieniauti į vieną restoraną ir restorane pamačiau ant grindų vaikščiojantį didelį tarakoną. Kažkaip buvo biškai keista, galvoju, toks prabangus, tvarkingas restoranas atrodo ir tarakonų yra. Tai kažkaip buvo keista, bet paskui ką supratau, kad čia yra pagrindinis Australijos gyventojas tarakonas, nes čia jo, kažkaip jų yra apstu. Nebandėjai paragauti? Ne, turi daug proteino, žinau, bet kažkaip dar, ne, juodai dienai pasiliksiu gal šitą delikatesą. Papasakok, ko užsiimi Australijoje ir koks yra tavo laisvalaikis? Ko užsiemu, tai ta prasme, dirbu ką? Taip, ką dirbi? Tai Australijoje, visą gyvenimą aš nuo 18 metų dirbu santechniką. Ta prasme, Lietuvoje tą dirbau ir paskui Lietuvoje ir profesiniai mokyklai dirbau, profesijos mokytojų santechnikos. Ir taip pat užsienyje dirbau santechniką, tai todėl čia atvažiavęs irgi per daug nesimėčiau, kažkokių kitų darbų ieškotis ir panašiai, bet kaip prisimenu ir buvo tavo patarimas, kad nesimėtyti, o iškart susikoncentruoti tą veiklą, kurią tu žinai. Ir todėl čia irgi atvažiavęs pradėjau dirbti santechniką. Tai pagrindinis mano darbas ir yra. O laisvalaikis? Laisvalaikis šiaip labai daug laisvo laiko neturiu. Dabar jau atsirado daugiau laisvo laiko, bet kai buvo studijos, tai to laisvo laiko nelabai būdavo, bet kai tik yra laisvo laiko, niekada nesėdžiu namuose, nes čia yra, nežinau, labai daug ką pamatyti ir kiekvieną savaitgalį
ar kad ir po darbo, jeigu būna laisvos kelios valandos, stengiuosi kažką pamatyti naujo, kažkur nukeliauti. Jo labiau, jeigu ir neturi mašinos, ta prasme, tai nėra kažkokia problema, kad tu negalėtum pakeliauti ir kažką pamatyti naujo, nes su traukiniu, pavyzdžiui, sekmadienį, tai yra išvis labai pigu keliauti ir tu gali toli tikrai nuvažiuoti. Daug ką pamatyti, sumokės kelis $. Sakyk, esi pusę metų Australijai ir vis tiek atsiranda tokias mintis, ar likti Australijoje, ar keliauti toliau. Kokie tavo planai? Ar jau esi nusprendęs, kad Australija yra būtent tavo šalis? Tai kaip ir minėjau, kad teko gyventi kitose šalyse, Šiaurinėje Airijoje, Islandijai teko gyventi, Jungtinėje Karalystėje teko gyventi ir atvažiavus čia, kažkaip jau prieš atvažiuojant jau galvojau, kad norėčiau, kad tai būtų mano paskutinė gyvenimo stotelė, šita šalis, nes vis tiek užtrunka laiko visose šalyse vėl per naują įsitvirtinti. Tai todėl nusprendžiau, kad nebenoriu švaistyti to laiko ir kažkaip vyliausi, kad patiks ta šalis ir po kol kas, nežinau, beveik pusę metų čia ir apart tarakonų, nieko blogo. Paskutinis, Mindaugai, klausimas tau. Australija yra ne visiems. Ir kam tu rekomenduotum Australiją, kam ne? Galbūt esi pabendravęs su šiek tiek žmonių, galbūt tu žinai, kokie žmonės čia prigytų, o kokie ne? Tai aš vieną dalyką pasakysiu, kas man yra keista. Tai kad kai kurie čia atvažiuoja studentai, tarkim, ar ne, studijuoti, tarkim, iš Lietuvos, atvažiuoja čia ir iš vis niekur neina. Tarkim, būna namuose. Visme niekur neina iš vis kažką atrasti, kažką pamatyti naujo. Tai kaip man atrodo, mano suvokimu, tai kokį velnę belstis tiek kilometrų į tą Australiją ir sėdėti namuose. Galima ir Lietuvoje pasėdėti namuose. Tai mano galva žmonės tie, kurie tikrai nori pamatyti, pakeliauti, kažką atrasti naujo, tai čia yra tikrai puikiai vieta tą daryti. Jo labiau, kad tu gali, dirbdamas čia, tu gali, nežinau, leisti savo viską. Gali pilnai keliauti. Gali ir susimokėti už studijas, ir už nuomą, ir tų pinigų tikrai užtenka. Šneku iš savo patirties, sakau. Ir tai tokiam žmonėm tikrai rekomenduoju atvažiuoti. O kam nerekomenduoji? Tai tie, kurie... Aš kaip sakau, kad nereikia galvoti, kad čia yra irgi viskas lengva, ar ne? Kad bus viskas duota. Čia irgi taip pat reikia dirbti. Ir viską užsitarnauti, taip pat kaip ir toj Lietuvoje, tik tais gal čia tas atpildas biški didesnis, bet aš kaip sakau, jeigu tu Lietuvoje strigai, tau ten nelabai sekėsi ir nieko nelabai ką pasiekai, tai tu negalvo, kad tu čia atvažiavęs, tavęs čia laukia ir tu čia, wow, kažką iškart pasieksi. Čia irgi taip pat reikės dirbti ir prasimušti, kaip sakė. Žodžiu, Australijoje niekas tau neduos darbo atvykus į oro uostą ir nesakys, kad štai tavo karjera jau suplanuota čia. Nebent Kalėdos stebuklų metas. Nebent tada. Bet šiaip tai ne. Šiaip tai ne. Reikia įdėti darbo tikrai daug ir nemažai. Bet kaip sakau, atpildas ateina ir jis labai saldus. Taigi, Mindaugai jau pasisekė įsitvirtinti Australiją ir pakankamai greitai. O visiems mūsų žiūrovams tiesiog palinkėčiau stebėti mūsų naujienas, skaityti, gilintis ir svajoti, nes svajonės pildosi. Viso. Iki.